kada jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi pardavėjos profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, greta šalimais mokėsi statybininko profesijos ir kitas mokinys, jos nekenčiamasis vaikinas Usūrinis. Jis savo klasėje buvo tada tikras atstumtasis, kitų nekenčiamas ir žeminamas. Na, ne visi blogi, buvo tada toje klasėje ir Usūriniui visai malonių asmenų, bet iš tų jo klasės priešų patys pikčiausi jam buvo Vaidelis, Rėmas ir Užkimėlis. Ypatingai Vaidelis, tas veikėjas, Usūrinį kuo aršiausiai puldavo ir žemindavo ko ne visada. Tad nenuostabu, kad Usūrinis ir Vaidelis klasėje vienas kito tiesiog stačiai nekentė, vos tik kada susitikdavo, tuo ir imdavo vienas kitą plūsti pačiais bjauriausiais necenzūriniais žodžiais. Bet net ir Usūrinis, net ir tas vaikinas trečiajame kurse irgi taip pat sugebėjo susirasti savo paną. Nuo pat rugsėjo 1 Usūrinis mokykloje artimai draugavo su simpatiška blondine, pirmakurse virėja Vilma. Per beveik visas ilgasias pertraukas mokykloje tą rudenį šie du jaunuoliai nesitraukdavo vienas nuo kito, būdavo kartais drauge net ir po pamokų, sėdėdavo apsikabinę Kupiškio autobusų stoties laukimo salėje. Bet bjaurusis klasiokas Vaidelis net ir čia vis nepraleisdavo progos ateiti ir panervuoti Usūrinio, vadindamas jį garsiai mėšlo gabalu ir sakydamas, kad jį Vilma vis tiek paliks. Taip tuo ir įsižiebdavo vėl naujas žodinis konfliktas. Na, o niciečiai mokiniai Džerijus Peliukas su savo panele Viktorija, kurie nors ir visai nepažinojo profkiečio Usūrinio, o jį pažinojo tik Kėžietė Ingrida, sėdėdami gretimai stotyje irgi taip pat matydavo tokius šitų jaunuolių tarpusavyje vykstančius konfliktus, bet nesikišo į juos, nes ir tai per kelerius metus toje autobusų stotyje dar netokių dalykų buvo jau jie apščiai prisižiūrėję. 2004 metų spalis.